Sveiki, brangieji. Šiandieną skaitysime Morkaus Evangelijos 15 skyrių, kuriame evangelistas Morkus mums pasakoja apie Jėzaus teismą, jo nukryžiavimą, jo mirtį, apie tą skausmingą Jėzaus gyvenimo tarpsnį, kurį jam teko patirti dėl mūsų. Jis nebuvo vertas, jis nebuvo nusipelnęs to, ką jam teko patirti, bet jis sąmoningai, laisvanoriškai pasirinko šitą dalį, pasirinko tai iškęsti, pasirinko tai ištverti, pasirinko savo valią nešti ant savo pečių šitą tėvo atmetimą, šitą nuodėmės naštą, šitą bausmės naštą, bausmės už nuodėmę naštą ant savo pečių. Taigi paskaitykime, kaip visa tai vyko praktiškai, kaip Jėzus, prisiminkime, tas, kuris nebuvo niekuo kaltas, kuris nebuvo nė karto nusidėjęs. Skaitykime, kaip žmonės teisia Dievo sūnų, patį Dievą, kaip žmogus susidoroja su tuo teisiuoju, kuris pamilo, atėjo šį pasaulį tam, kad mus išgelbėtų ir ištrauktų iš pražūties, ištrauktų iš rūstybės ir pasmerkimo. 15 skyrius Morkaus Evangelijos prasideda taip: tuojau iš ryto aukštieji kunigai pasitarė su vyresniaisiais ir rašto žinovais bei visų sinedrijonų, ir surišę Jėzų, jie jį nuvedė ir perdavė Pilotui. 14 skyriuje mes skaitėme, kaip Jėzus ketvirtadienio vakarą buvo Judo išduotas ir suimtas. Ir naktys buvo kamantinėjimas Sinedrione, žydų vyresnieji kamantinėjo, kaltino, įkalčių ieškojo, kaltinimo prieš jį, jo bausmės, kad jį nubaustų. Ir mes matome, kad atėjus rytui, jie nusprendžia jį atvesti pas Pilotą, romėnų valdytoją, kuris turėjo galę, turėjo teisę, turėjo valdžią nuteisti kaltinamai mirties bausmei, mirties bausme nubausti tą žmogų. Žydaigi tokios valios, tokios galios neturėjo. Taigi jie jį atveda pas Pilotą. Pilotas paklausė jį, tai yra Jėzų: ar tu esi žydų karalius? Jis atsakė: taip yra, kaip sakai. Taigi žydų vyresnieji kaltino Jėzų tuo, kad jis yra apsišaukėlis, save vadinantis žydų karaliumi. Na ir be jokios abejonės, romėnų valdytojui kažkoks karalius, kažkoks konkurentas, kažkoks asmuo, kuris tarsi kėsintųsi į valdžią, autoritetą, į teisę būti vadovų žydų tautoje, kurią romėnai yra okupavę, kurią jie yra užėmę, valdo. Be jokios abejonės toks kaltinimas buvo politiškai parinktas, su kuriuo negalėtų sutikti ir romėnų valdytojas. Jeigu jie būtų metę jam kažkokį tai religinį kaltinimą, be jokios abejonės Piloto tai nebūtų dominę. Bet štai dabar kaltinimas jam skamba taip, kad jis dedasi karaliumi. Ir Jėzus, kas įdomu, patvirtina, sako: taip yra, kaip sakai. Aukštieji kunigai jį daug kuo kaltino, bet jis nieko neatsakinėjo. Pilotas vėl klausė jį: tu nieko neatsakai? Žiūrėk, kiek daug kaltinimų jie tau pateikė. Tačiau Jėzus nieko nebeatsakinėjo ir Pilotas labai stebėjosi. Taigi Pilotui tai buvo neįprasta, kad žmogus, kuris štai jo akivaizdoje yra gausiai kaltinamas,
nesigina, nebando paneigti tų kaltinimų, nebando teisintis, nebando kovoti už save, bet romiai, nuolankiai tyli. Ir tai Pilotą labai stebina. Ir čia mes matome, kad čia pildosi tas paveikslas, kurį mums piešia Senojo testamento pranašai, kad sako, jis kaip avinėlis vedamas skerdyklon. Šis avinėlio vedamo skerdyklon įvaizdis, jisai būtent yra taikomas Jėzui. Jis kaip avinėlis savo budelio akivaizdoj nesigina, nekovoja, negrasina, negąsdina, nežada keršto ar dar kažko, bet jis romiai tyli ir romiai klauso. Per šventes jis paleisdavo vieną kalinį, kurio žmonės prašydavo. Tokią malonę suteikdavo Pilotas švenčių progą. Kaip žinia, artėja Velykos, Pascha. Per šventes jis paleisdavo vieną kalinį, kurio žmonės prašydavo. Tada buvo vienas kalinys vardu Barabas, suimtas kartu su maištininkais, kurie maišto metu nužudė žmogų. Taigi, štai alternatyva miniai Barabas, maištininkas, sukilėlis, žmogžudys. Susirinkusi minia garsiai šaukdama pradėjo prašyti to, ką Pilotas visuomet darydavo. Pilotas paklausė, ar norite, kad jums paleisčiau žydų karalių? Taigi mes matome, kad Pilotas nėra nusiteikęs prieš Jėzų. Jis bevelytų jį paleisti, nes matosi, girdisi, jog tie žydų kaltinimai yra nepagristi, be pagrindo, nepakankamai svarūs, nepakankamai įtikinami, kad dabar šį vyrą, kuris stovi prieš jį, nuteisti mirčiai. 10 eilutė, nes jis žinojo, kad aukštieji kunigai jį įskundė iš pavydo. Taigi Pilotas supranta esmę šios bylos, jis supranta kaltininkų motyvą. Jis supranta, kad jie pasišovė Jėzų pražudyti iš savo nuosavų asmeninių sumetimų, iš savo nuosavų asmeninių motyvų. Ir tas motyvas, kaip čia ir Morkus akivaizdžiai vardina, yra būtent pavydas. Ne tai, kad Jėzus dėjosi esąs Dievu, sakėsi esąs Dievu, ne tai, kad Jėzus sakėsi esąs žydų karalius visų pirma, bet būtent pavydas Jėzui vedė juos į tą troškimą, norą susidoroti su, atsikratyti jo. Kogi jie pavydėjo Jėzui? Ogi jie pavydėjo Jėzui žmonių dėmesio, jie pavydėjo tos sėkmės, kurios Jėzus sulaukė žmonių tarpe. Žmonės plūsdavo miniomis paskui jį. Jie pavydėjo be jokios abejonės tos išminties ir raštų išmanimo, kurį Jėzus turėjo. Tos antgamtinės jėgos, kurią Jėzus veikė žmonių tarpe, prikeldamas mirusius, išvarinėdamas piktasias dvasias, gydydamas ligonius, atverdamas akliesiems akis, kurtiesiems ausis, nebyliams liežuvį. Taigi mes matome, kad būtent pavydas buvo ta varomoji jėga noro atsikratyti Jėzumi. Ir todėl Pilotas jisai nepuola to jau pat išpildyti žydų prašymų, bet jis bando išteisinti Jėzų, bando jį paleisti. Tačiau aukštieji kunigai sukurstė minią reikalauti, kad geriau paleistų Barabą. Štai mes matome minios vaidmenį, kad žydų vyresnieji suprato, kad viena yra, kai jie prašo visai kas kita, kai visa minia vienu balsu šaukia ir reikalauja. Ir tai žadėjo
Neįsiklausimas į minios balsą be jokios abejonės kėlė grėsmę, sąmyšio grėsmę, sukilimo, nepasitenkinimo, riaušių grėsmę ir panašiai ir panašiai. Ta pilotas gerai žinojo, pažindamas, jog žydai buvo karšti, žydai buvo kovingi, žydai buvo tokie kovojantis. Ir todėl į minios balsą geriau jau yra įsiklausyti. Tada pilotas vėl kreipėsi į juos, o kaip jūs norite, kad aš pasielgčiau su tuo, kurį vadinate žydų karaliumi? Tie šaukė, nukryžiuok jį. Taigi visa minia pasiduoda šitam sukurstytam motyvui, nukryžiuok jį. Ši pametėta žydų vyresniųjų mintis miniai sulaukė atgarsio ir minia kaip vienu balsu priima šitą reikalavimą pilotui ir visi vienu balsu skanduoja, nukryžiuok jį. Pilotas jų klausė, ką bloga jis padarė. Kitaip tariant, pilotas bando apeliuoti į sveiką protą, nepasiduoti tam minios sindromui, nepasiduoti tam neįsigilintam, neapmąstytam reikalavimui, bet apgalvoti, pasverti, ką bloga jis padarė. Jis tarsi klaustų minios, o už ką jūs norite jį nukryžiuoti? Ką blogo jis padarė? Kas yra verta jame mirties? Kas jūs taip užkuria reikalauti mirties šitam žmogui? Vietoj to, kad minia nurimtų ir imtų mąstyti, tada pasakyta, jie pradėjo dar garsiau rėkti, nukryžiuok jį. Mes matome, miniai net tiek svarbu motyvas. Minę pagauna šiuo atveju tam tikrą emociją, kur sveikas protas nebeturi vaidmens, vėliau jie greičiausiai apmąstys, ką jie šaukia ir kodėl šaukia, bet dabar yra taip, kaip yra. Jie visi emocingai reikalauja, kad Jėzus būtų atiduotas nukryžiavimui. 15 eilutė, norėdamas įtikti miniai, pilotas paleido Barabą, o Jėzų nuplakdino ir atidavė nukryžiuoti. Taigi mes matome, kad nors pilotas ir bando Jėzų išteisinti, bando jį paleisti, visgi jis galiausiai pasielgia politiškai, galiausiai pasirenka ne teisingumą, bet pasirenka savo naudą, žmogišką nuomonę, pasakyta norėdamas įtikti miniai. Taigi šiuo atveju pilotas pasielgia šališkai. Nors jis supranta, kad Jėzus išduodamas dėl pavydo, jis supranta, kad minia šaukia, nukryžiuok jį be pagrįsto motyvo, be pagrįsto kaltinimo. Visgi jis nepasilieka toje šviesos, sveikumo pusėje, bet pasiduoda tai tamsai. Tampa vienas su budeliais, tampa vienas su ta minia, vienas su žydų vyresniaisiais. Ir netiek svarbu, ar tas žmogus kaltas ar ne, svarbu, kad pilotas turėtų ramybę, kad minia nurimtų, kad jam nekiltų papildomų rūpesčių ją raminti. Jis pasuka lengviausiu keliu, atiduodamas Jėzų mirčiai. Taigi, pilotas renkasi įtikti miniai. Ir čia ir mums slypi pamoka. Dažną kartą ir mes gyvenime stovime prieš pasirinkimą,
kuo labiau mes klausysime, kuo labiau mes vadovausimės ar tiesa, sveiku protu, Dievo įstatymu, moralę, ar mes vadovausimės savo pačių saugumu, rūpinsimės savo pačių saugumu, ar mes labiau ieškosime žmonių valios, žmonių pripažinimo, ar mes ieškosime, sieksime būti savimilos, ar mes visgi tvirtai laikysimės tiesos, ar mes būsime pasiryžę už tiesos pasirinkimą ištverti atmetimą, panieką, kartais susidorojimą. Taigi čia mes pamatome tikrai piloto veidą, kad tai yra silpnas žmogus, tai yra minios pakreipiamas kaip vėjo pučiama nendrės, silpnas laibas, be stuburo, lengva ranka išduodantis tiesą, teisingumą, ieškodamas savo naudos, ieškodamas savo ramybės, ieškodamas žmonių pripažinimo, norėdamas įtikti žmonėms. Toliau pasakyta, kad Jėzų atidavė nuplakdinti, nuplakdino ir atidavė nukryžiuoti. Ir tas vienas žodis nuplakdino atrodo, jis toks nekaltas, jis tik vienas žodis, bet už to žodžio iš tikrųjų stovi daug skausmo. Už to žodžio stovi iš tikrųjų nemažai kraujo, žaizdų, nes tuo metu nuplakdinimo bausmė tai reiškia 40 be vieno kirčio, tai yra 39 kirčiai žmogui. Ir sakoma, kad mums atrodo nuplakdino, tai maždaug kažkokia vytelė nuplakdino, bet tai nebuvo vytelė, tai buvo kažkas kur kas rimčiau ir kažkas kur kas skausmingiau. Sakoma, kad ant tų, kas tai bebūtų, ar tai būtų odos kažkokie rimbai ar kažkas, tenais buvo pritvirtinti tam tikri antgaliai, ar tai stiklas, ar metalas, ar akmeniniai, ar kaulo kažkokie smailūs antgaliai, kurie plakant žmogui, jie smigdavo žmogui į raumenis, į odą ir palikdavo ten atviras žaizdas, palikdavo savo pėdsakus. Ir mes turime suprasti, kad po 40 tokių kirčių, 39 kirčių, žmogaus kūnas būdavo visas suvarpytas. Jis būdavo nusėtas žaizdomis ir pasrūvęs krauju. Tai reiškia nuplakdino. Jėzų nuplakdino. Ir toliau pasakyta, atidavė jį nukryžiuoti, tai yra galiausiai nužudyti. 16 eilutė, kareiviai nusivedė jį į rūmų kiemą, tai yra pretorijų, ir ten sušaukė visą kuopą. Jie apvilko į purpurinio apsiausto, nupynę uždėjo jam erškėčio vainiką ir pradėjo jį sveikinti: sveikas žydų karaliau. Taigi mes matome, kaip romėnų kareiviai dabar jau bando vizualizuoti tą kaltinimą, kuris buvo mestas Jėzui, žydų karalius. Kaip ir būdinga, jie aprengė, perrengė į raudono apsiausto, purpurinio apsiausto, tarsi kaip karalių, uždeda jam vietoj karūnos erškėčių vainiką, ima klūpčioti ir sveikinti, ironiškai sveikinti: sveikas žydų karaliau. Ir tuomet, sako parašyta, jie daužė jam per galvą nendrinę lazdą, spjaudė ir priklaupdami garbino jį. Pasityčia nuvilko jam purpurinį apsiaustą, pilko jo paties drabužiais ir išvedė nukryžiuoti.
Taigi visų pirma, jie nuplakdina Jėzų, sukeldami jam daug skausmo, fizinio skausmo. Paskui šaiposi, tyčiojasi iš jo. Šaipydamėsi iš jo tarsi kaip iš karaliaus, apsišaukėlio karaliaus jų akimis. Užmauna erškėčių vainiką, kas be abejo taipogi sukelia be galo daug skausmo, daužo jį per galvą, spjaudo jį, daužo per veidą. Ir visaip šaiposi, mes matome, kad Jėzus tampa pajuokos ir smurto objektu. Žmonės tyčiojasi iš Dievo Sūnaus, tyčiojasi iš tikrojo karaliaus ir galiausiai išveda jį nukryžiuoti. Jie privertė vieną grįžtantį iš lauko praeivį Simono Kirenietį, Aleksandro ir Rufo tėvą, nešti jo kryžių. Ir čia mes galėtume užduoti klausimą, kodėlgi reikėjo, kad kažkas kitas neštų Jėzaus kryžių, juk paprastai nuteistasis turėjo pats savo rankomis ant savo pečių tempti, tysti tą kryžių į nukryžiavimo vietą. Bet čia mes matome, iš minios yra ištraukiamas žmogus, ištempiamas žmogus ir jam yra įduodamas Jėzaus kryžius, kad šis jį neštų. Ar tai reiškia, kad romėnai buvo tokie gailestingi ir nenorėjo apsunkinti Jėzaus? Nemanau, greičiau panašu į tai, kad Jėzus nebuvo gabus fiziškai to kryžiaus patempti, nes mes turim suprasti, kryžius tai nebuvo toks laibas plonos medienos, gražiai nuobliuotos ir nušveistos medienos kryželis. Tai buvo keli sukalti rąstai, kurie svėrė daug, buvo sunkus, buvo grubus. Ir Jėzusgi buvo nuplakdintas. Iš Jėzusgi buvo pasityčiota, jis buvo muštas ir daužytas, ir greičiausiai Jėzus buvo tiesiog praradęs nemažai kraujo, nusilpęs, praradęs daug jėgų ir tempti dabar tą kryžių į kalną jam buvo fiziškai nepakeliama. Bet jie turėjo judėti priekį, jie turėjo eiti pirmyn. Ir tam, kad visa ta procesija nesustotų, jie greičiausiai ir paliepė tam Simonui iš Kirenės perimti Jėzaus kryžių ir tempti, nešti į vietą Jėzaus. Ir jie nuvedė jį į Golgotos vietą. Išvertus tai reiškia kaukolės vieta. Ten davė jam mirą atmiešto vyno, bet jis negėrė. Nukryžiavę jį, jie pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą, kas kuriam turi tekti. Taigi jie pasiekė savo, žydai pasiekė savo, minia pasiekė savo. Pilotas patenkino jų prašymą, atidavė Jėzų nuplakdinti ir nukryžiuoti. Ir štai dabar mes 24 eilutėje skaitome, nukryžiavę jį, jie pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą, kas kuriam turi tekti. Kaip ir buvo pranašų pranašauta, kad jie meta burtą dėl mano drabužio. Jie susidoroja, jie nukryžiuoja jį, jie prikala jį storomis ilgomis vinimis prie tų rąstų, perverdami jo rankas ir kojas. Taip Jėzus yra nukryžiuojamas, jis vis dar gyvas, bet apie tai, kas vyksta ant kryžiaus tų kelių valandų bėgyje, mes skaitysime kitoje laidoje, paskaitysime kitą kartą. Kviečiu, įsijunkite ir mes pratęsime.
O dabar apibendrinant, galima pasakyti tai, kad visa tai, ką Jėzus patiria, visą tą skausmą, visą tą atmetimą, visas tas patyčias, kaip ir pradžioje minėjau, jis nebuvo jų nusipelnęs. Jis patiria visą tai neteisėtai. Mes turėjome būti jo vietoj. Jis, pamilęs mus, prisiima savo mums priklausiusią bausmę. Mums priklausiusią skausmą, kurį mes turėjome kęsti visą amžinybę. Bet kadangi jis buvo be kaltės, be nuodėmės, juridiškai, teisiškai, jis galėjo tapti mūsų užtarėjų ir permaldautojų už mūsų kaltes, savo prisimti mums priderėjusią bausmę. Todėl Jėzų mes šiandieną vadiname gelbėtoju. Jis mus išgelbsti. Pats patyręs ir ištvėręs tai, ką turime ištverti mes. Priėmė jį, patikėję juo, pamilę jį, nusilenkę prieš jį, atgailavę prieš jį, mes susilaukėme atleidimo, susilaukėme gailestingumo Dievo ir išgelbėjimo. Vietoj priderėjusios bausmės Dievas dovanoja mums gyvenimą. Tai begalinis Dievo gailestingumas, jis nebeįskaito mūsų kalčių ir nuodėmių, jas atleidžia per savo sūnaus auką ir priima mus į savo artumą, į savo šlovę, kurios mes nebuvom verti, bet dėka šios Jėzaus aukos galime visą tai patirti. Ir tai yra Dievo dovana, tai yra Dievo gailestingumas, tai yra Dievo ištiesta ranka mums, todėl nepaniekinkime to, bet dėkingai ir nuolankiai priimkime šią dovaną. Ačiū, kad buvote kartu. Dievas tesuteikia mūsų širdims nuolankaus pasitikėjimo Jėzumi Kristumi ir amžino gyvenimo su juo. Sudie.